Pasimeldžiam, prašau. Jūs suprantate, atėjo išbandymo valanda, ne? Po pietų. Juliau, tai mes ir prašysim už tą išbandymo valandą melstis. Mūsų savalis dangaus Dieve, mes dėkojame Tau už tai, kad Tu leidai mums pasistiprinti savo kūnus. Dėkojame Tau Viešpatie, kad jie teikia mums jėgų. Tas maistas teikia jėgų ir mes galime vėl tęsti tai, dėl ko mes čia susirinkome, nagrinėti Tavo žodį, mokytis jį teisingai nagrinėti, mokytis jį teisingai pritaikyti. Mes prašome Viešpatie Dieve, dabar paruošk mūsų širdis ir mūsų protus, kad mes galėtume būti imlūs tai žiniai, kurią mes girdėsime iš pastoriaus lūpų ir prašome, kad Tavo dvasia būtų čionais ir kad ji vestų mus kiekvieną, kad mes vis labiau galėtume pažinti mūsų išganytoją ir mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kurio vardu aš viso to prašau ir meldžiu. Amen. Ačiū. Aš norėjau gauti iš jūsų info, ar esate dar kas nors neužsiregistravę šitame lape? Birutė, Julius, tai prašau, pradėsime nuo Aurimo. Kai kurių duomenis turiu, bet kadangi man dukra paskui suvedinės, tai bus lengva, jeigu bus viskas vienoj vietoj. Tai nepatingėkite, užrašykite dar šiek tiek info apie save. Aš noriu paklausti, ar jūs neužmiršate, jeigu Dievas leis, mes susibėgsime spalio 10-11 dieną mūsų kitom studijom, ar neužmiršat, koks namų darbas yra per mėnesį? Tie, kurie nebuvo, turi paklausyti dabar, bet yra namų darbas. Eilutė mintinai. Eilutė mintinai Esdros 7:10. Ir jūs pasirašykite savo užrašų pabaigoje, kur yra palikti keli lapai. 2-3 eilutės iš Biblijos, pavyzdžiui, jūs studijuojat jum, jinai neiški, iškelia klausimų. Mes vėl klasėje skirsime laiko tam ir tas eilutės panagrinėsime visi kartu ir pasidalinsime nuomonės. Todėl 3 nuorodas, kokias 2 arba 3 nuorodas pasirašykite, kad turėtumėte ir jau tada jūsų liste tas eilutės, ne aš. Ir mes visi galėsime apie jas diskutuoti. Gerai? Yra Biblijoje visokių eilučių, kurias turbūt iškyla klausimas jums ir mes galėsime mąstyti apie jas visi kartu. Gerai? Ir kaip minėjau, jeigu Dievas leis, mes truputėlį padarysime tokį įvažiavimą į hermeneutiką, nuo lapkričio greičiausiai paimsime ir jūs dar gausite po Senojo testamento vadovėlį ir mes žvelgsime į Senojo testamento knygas irgi paraleliai su hermeneutika. Kas vakar nebuvot seminaro, lapkričio mėnesį nebus. Gal tas žmogus galės atvykti balandį, dabar nežinom, bet įvyko kai kurie nemalonūs dalykai ir kelionė gal įvyks balandžio mėnesį kažko. 4-12 puslapyje dar mes žiūrime paklusnumas Dievo žodžio tiesoms. A mažytė raidė, ką mes matome iš Jokūbo 1 skyriaus, turi būti Dievo žodžio vykdytoju. Nes raštas mus ragina, būk žodžio vykdytojas. Paveiksliukas. Piešiam. Paklusnumas tiesoms tai be abejonės Biblija. Iš jos išplaukia tai, ką Dievo žodis moko, tai yra tiesos. Ir mes pagal tas tiesas gyvename kasdieninį gyvenimą. Turi būti Dievo žodžio vykdytoja ir B mažytė raidė, jei paklusi Dievui, gerai suprasi Bibliją. Jei paklusi Dievui, gerai suprasi Bibliją. 5 labai greitai,
Kada mes kalbame apie Biblijos supratimą, ne tik paklusnumas Dievo žodžio tiesoms, glaudus bendradarbiavimas su šventąja dvasia. Glaudus bendradarbiavimas su šventąja dvasia. Piešinėlis. Biblija. Čia nupieškime asmenį, kuris tegul būna šventoji dvasia. Čia nupieškime jūs. Vieną. Ir šitoj vietoj reikia padaryti tokias ilgas rankas, gerai, kad susikibti. Čia yra glaudus bendradarbiavimas su šventąja dvasia jūsų Biblijos studijose. Prie žvaigždutės apačioje šventoji dvasia yra mūsų mokytojas. Šventoji dvasia yra mūsų mokytojas. Labai greitai 6. Pamokymai iš patarlių knygos. A mažytė raidė, kada žvelgiame į 2 skyriaus 1 eilutę, reikia studijuoti žodį, o tai reiškia paslėpti širdyje. Reikia studijuoti žodį, paslėpti širdyje. Sako, mano sūnau, priimsi žodžius, paslėpsi širdyje mano įsakymus. Biblija, jūs, širdis ir įsakymus slepiate širdyje. Talpinate širdyje. Dedate į savo širdį. Yra pamokymas iš patarlių knygos. B mažytė raidė, kada žvelgiame į patarlių 2, reikia pasiduoti Biblijos autoritetui. Ausis atidžiai klausys, širdis sieks supratimo. Reikia pasiduoti Biblijos autoritetui. Biblija, Dievas, kuris davė savo žodį, kad atskleisti save. Ir be abejonės čia mano ta silpna sritis, kaip ir prieš pertrauką, klūpantis žmogus, kuris pasiduoda Biblijos autoritetui. C mažytė raidė. Reikia prašyti, kad Dievas suteiktų supratimo. Reikia prašyti, kad Dievas suteiktų supratimo, kada kalbame apie jo žodį. Jūs ateinate ir prašote pas Dievą supratimo, kad jis padėtų suprasti jo žodį. Ir toliau, kada užbaigėme patarlių knygą, rašto studijavimas yra kaip lobio ieškojimas. Sako, jei sieksi jo lik sidabro ir ieškosi lik paslėptų lobio. Rašto studijavimas lyg lobio ieškojimas. Atsimenate animacinį filmą? Rusiškai Prostakvašino, lietuviškai Rūkpienių kaimas. Atsimenate tą katiną ir šunį, kaip jie išėjo su kastuvu, parsinešė lobį ir ką nusipirko? Karvę. Biblija sako, kad ieškosi lyg paslėptų lobių. Čia yra lobiai, čia yra gilios gelmės. Ir vadinasi, tu ateini prie Dievo žodžio, tavo rankoje dvasinis kastuvas ir tu suvoki, kad Dievo žodyje Dievas tau leidžia ieškoti lobio.
labai greitai pamokymai iš laiško romiečiams. Kada mes kalbame apie Bibliją, apie vaikščiojimą su Dievu, A mažytė raidė kūnas turi būti pavestas Dievui. Aukokite kūną kaip gyvą šventą Dievui patinkančią auką. Romiečiam 1:11 skyriai yra pamatas Romiečiam 12 skyriui. Čia yra 1:11 skyriai Romiečiam knygoje, tai pamatas ir tai yra pamatas 12 skyriui. Romiečiam 1:11 skyriai. Ką Dievas padarė dėl mūsų išgelbėjimo? Ką Dievas padarė dėl mūsų išgelbėjimo? B mažytė raidė kitam puslapį, labai greitai. Man nepatinka Burbulio versijos vertimas Romiečiam 12 skyriaus. Svajūnai, matau, jūs turite kitą vertimą. Ar galėtumėte mums paskaityti, kaip šitas vertimas Romiečiam 12 verčia pirmą eilutę, pačią pradžią, jeigu nesunku būtų? Romiečiam 12. Dėl Dievo gailestingumo raginu jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą. Ačiū. Geresnis vertimas. Nes 12 skyriaus pirmoji eilutėje jie turi žodį dėl. Šiek tiek geresnis. Burbulis neturi šito žodžio. Ar turite dar kas nors kokį kitą vertimo lietuvišką? Čia ekumeninis buvo. O, King Jamesas. Davaitė, Aurimai, mums King Jamesą pacituokit, kaip išvertė. Romiečiam 12. Aš mes suprantame, mes kantrus po pietų. Taigi, broliai, aš jūs maldauju Dievo gailestingumais, gailestingumais, kad pristatytumėte savo kūnus gyvą auką, šventą, priimtiną Dievui, tai yra jūsų protingas tarnavimas. Čia kaip Gintaras sakė, amenuja, kaunasi prieš mūsų. Šitoj vietoje aš sakyčiau padarytas geriausias vertimas. Nes jie būtent turi čia dėl, neblogai, bet tas žodis staigi. Tai reiškia, veda mus 1:11 skyrius pasibaigė pamatas ir dabar taigi ant to statykite. B mažytė raidė taigi yra šios skyriaus pradžioje ir skyrius prasideda šiuo žodeliu. C. Dabar tikintieji turi aukoti savo kūną, pasiduoti Dievui to pagrindu, kad viešpats Jėzus atidavė savo kūną už mus. Kad viešpats atidavė savo kūną už mus. 1:11 skyrius išaiškina tikintiesiems, ką Kristus padarė, kas yra permaldojimas, kas yra atpirkimas, kas yra jo auka, kas yra kryžius. Ir dabar taigi, Dievo vaikai, jūs aukokite savo kūnus. D mažytė raidė gyva šventa auka. Tai yra tai, ką Dievas gali panaudoti. Tai yra tai, ką Dievas gali panaudoti. Romiečiam 12:2. Nelabai man patinka Burbulio vertimas, atsiprašau, kieno jausmus įžeidžiu po pietų. Leiskite mums išgirsti iš pradžių pas Svajūną, ką Romiečiam 12:2 sako, o po to perduosim žodį Aurimui iš Panevėžio. Antra eilutė, pačios skyrius. Ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Ačiū.
Nuleisim karaliui Jokūbui dabar žodį. Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite atnaujindami savo protą, kad jūs išmėgintumėte, kas yra ta gera ir priimtina ir tobula Dievo valia. Vėliau jūs turite dar vieną vertimą. Jo, graikų kalboje va šita eilutė turi prasme, kada be abejo mes išklausėm šitos du vertimus. Neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet būkite pakeisti. Tai yra daugiau nurodoma, iš ko ateina iniciatyva. Mes dabar nemokome, kad tai turi būti pašventinime tik monorgizmas, pašventinime yra sinergizmas, bet vėlgi mes suvokėme, iš kur atplaukia visa iniciatyva. Būkite pakeisti. Mažytė raidė atsiskirti nuo pasaulio. Atsiskirti nuo pasaulio. Mažytė raidė negali leisti pasauliui, kad pripildytų tavo mintis tuo, kas yra neteisinga. O atsiprašau, truputį numeraciją pakeiskite, aš čia pripainioju. Jo, pakeiskite tas raidės, prašau ją. Ką? Jo, padariau pirmą gyvenime klaidą. Ir pasirašyk, kad pataisyk. Ką? Gerai, ten, kurie atskirti nuo pasaulio, ten paskui, kur D turėtų būti F mažytė, gerai? Negali leisti pasauliui, kad pripildytų tavo mintis tuo, kas yra neteisinga. Toliau eis F raidė, kur E, ar ne? G, ačiū. Kas yra mintise, kontroliuos širdį, rankas ir kojas. Tai ten T, po to ir... Būkit geri, patys jau susirašykit, nes aš jūs painiosiu ir jūs mane dabar. Aš pasirašiau, pirmadienį ištaisysiu kompiuterį, bet jūs dabar patys pataisykite. Kas yra mintise, kontroliuos širdį, rankas, kojas. F. Tas žodis pasikeisti mąstyme. Jo, žiūrėkite pagal savo užrašus, aš tik einu toliau. Mąstymas keičiasi per Dievo žodį, kada mes mąstome apie Dievą. Pasikeisti mąstyme, tai ką mes ir turime. Aha, paveiksliukas, tu keitiesi mąstyme per Dievo žodį. G mažytė raidė, kada mintis yra teisingos, tai žinosi, kas yra teisinga. Ir H mažytė raidė, kada žodis pakeičia mūsų mintis, mes pritaikome Bibliją savo gyvenime. Mes pritaikome Bibliją savo gyvenime. Sekanti raidė čia tai, bet jūs pasitaisysite. Jei mes nepritaikome Biblijos tiesų gyvenime, tai nesame pasikeitę savo mintise, kaip Dievo žodis moko. Jei Dievo tiesos nepritaikomos, nesi pasikeitęs mintise taip, kaip jis moko. Ir jo mažytė raidė mums pasakyta šitoje eilutėje pažinti Dievo valią. Ištirti, kas yra Dievo valia. Pažinti Dievo valią. Dievo valią pažįstame per Dievo žodį, kada mūsų protai keičiami ir tai, ką mes pažįstame iš Dievo žodžio, pagal tai mes gyvename kaip tikintieji.
Kaip jaučiatės po pietų? Nemigdo niekas? Ne. Viskas hermė. Tai kaip džiugu. Kaip žiūrite į tai, jeigu vėl susibursime į grupelės 10 minučių, nenusibonot vienas kitam? Gerai, gerai. Gerai, tai grupelės išlieka tos pačios. 1, 2, 3, 4, galas kairė, kur vienas žmogus yra, kaip sakė. Gal kas nors norit kokį eilutę pasiūlyti, ar man dar šiandien siūlyti? Kaip sakė? Nieko nesakė. Gerai, tada aš siūlau. Mato 12, 43, 45. Tai ką Dievo stiprybės iki 2:30 pabendrauti tarpusavyje. Simbolė, alegorija. Nu ką, yra. Reikia aiškinti. Oi, čia įdomu. Visų.
Tas dvasias po to sako jiems, kad pavyzdžiui, jis sako, kad gali jis Reiškia, buvo pažymėti. Ir yra išvalytas žmogus, jis pažiūrė, kad mane kaip kiaulė, kurie galai Nors jam baisiai kiek labiausiai. Tai čia liktai siekiamybė turėtų.
jeigu tuščia, tai tada pasitikinti būna Dievo dvasia. Taigi labai Gerai, jau baigės. Tai kaip tave mylis. Jo. Jo, kitą kartą Ar galime jau pradėti diskusiją, ar dar reikia laiko šiek tiek? galima. Ką? Tada man reikia eiti namo, jūs jau paskui išsiskirstysite. Ar reikia dar šiek tiek laiko, jeigu reikia? Ne. Tai 5 minutės paimam iki be 20, gerai? Bevandenėse vietos. Kodėl bevandenės? Tu man atrodo kitą kartą, aš matai, kiek pamalonė. Nu, kokios Disco,
Gal geriau truputį įsimena iš bažnyčios. Taip. Kitiems, aišku, tai nepatinka, bet Prisimena, kada yra geriau jo, kada yra lentelė, kada yra ten schemos, pavyzdžiui, tas Makartano Biblija yra ten šitos patriarchų ir karalių, ten visas tos schemos. Pavaizduotas labai prisimena. Didvyriai tu pasižiūrėjai, Sprendžiamas, Džonas, Martynas, čia visi tokie didvyriai, Augustinas, Vėkritas, Kilma, mačiau, labai fainas. Jo, tai čia galės knygas visas tokias apie šitos didvyrius paskaityti. Augustinas, Polikarpas, kaip Polikarpas, tai antras, žinotas, tai jau vieną knygą turės, o dabar apie tai turėsi didvyrius. Ne, bet iš tikrųjų labai geras sąmonės ir net informacijos yra pamatyti evangelistai, tada suriška. Vilfildas. Jis yra evangelistas ir tamsos ir Tai šitą jie dabar naujais. dabar skaitau sekčiau. Jo, taip kažkas nedamatau. Nerekomenduosiu, nes nesu fanas tos, kad kartais gerai daryti. Buvo, galėsiu daug Bet pavyzdžiui, šitą mokslininką. Kiekvieną turi savo specifiką.